Minėdami Molotovo-Ribbentropo pakto 50-asias metines, 3 Baltijos šalių piliečiai sudarė gyvą grandinę, nusidriekusią nuo Vilniaus iki Talino. Ji pasaulį pademonstravo Baltijos tautų vienybę. Drauge su 2 milijonai žmonių tądien stovėjo ir Rokiškėnai. Kai buvo Ribbentropo Molotovo 50, kodėl tų ir kryžių buvo, 50 tai yra atkarpų buvo, todėl kad buvo Ribbentropo Molotovo 50 metų tuo metu suėjo. Baltijos kelio, man atrodo, tai faktiškai žmonės tas išėjimas parodė daugiau negu referendumas. Čia estų idėja, kad reiktų galbūt padaryti tokią visų 3 koordinuojamą Baltijos kelią. Pernų, tai buvo Liepos, aš bijau dabar suklysti, bet pakalbu ne apie 15 dieną, buvo pasitarta Baltijos taryboje, nes buvo tokia sąjūdį sudaręs, sąjūdis Rachvarinė, Estijos ir Tautas frontas Latvijos buvo sudarę, reiškia, Baltijos tarybai. Estijoje, Sesija Latvija ir Panevėžį Lietuvoje. Tai pernų, kai jie susirinko, reiškia, nutarė daryti Baltijos kelią. Buvo galvojama taip, daryti raidėmis Ribbentropo, reiškia, R Estijai, M būtų Molotovas Latvijai ir P būtų paktas mums. Arba SHP, Stalino Hitlerio paktas. Mums vis tiek paraidė. Mes pradėjom braižyti, nes kas nesigauna. Tai tada paskui jau buvo pradėta kalbėti, kad tada darom grandinę. Dar buvo kalba apie tai, kad įsijungs į tą grandinę ir Lenkija, ir lik ukrainiečiai turėjo irgi, nes kadangi irgi jie nukentėjo su vakarų baltarusais. Nusprendžiau, kas link Baltijos kelią atiduoti šitą klausimą kuruot mūsų atsakingai sekretorė Audronė Baltuškaitė, jai pasakiau, jinai apsiėmė viską kuruot, kadangi jinai tuo metu dirbo mūsų etatinė atsakinga sekretorė, už tai mes mokėjom kažkiek tai atlyginimą nedidelį, jinai sėdėdavo mūsų būstinėje praktiškai visą dieną ir turėjo pakankamai laiko visus organizacinius dalykus paruošti pilnai iki Baltijos kelio pradžios. Mes nuvykom pas Kačinską suderint klausimų, kadangi klausimas lietė buvo gana svarbus, tai yra autobusų organizavimas. Autobusų reikėjo labai daug. Ir čia be rajono valdžios mes patys būtumėm buvę nepajėgus tiek suorganizuoti. O Vytas Kačinskas, kiek aš pastebėjau, tuo metu dirbęs vykdomo komiteto pirmininku, jis gana taip simpatizavo sąjūdžiui ir jo idėjom. Atvirai tai per daug nepareikšdamas, bet tos simpatijos jautėsi, ne taip kaip kiti tuometiniai valdžios bosai. Pas mane užėjo sąjūdžio tarybos nariai ir aptariam tą klausimą, nes tas klausimas visus labai jaudino ir mes pilnai visi supratome to dalyko politinę reikšmę. Todėl ten buvo detalizuota, kiek reikia mašinų nuvykti, autobusų konkrečiai, kiek kur turbūt aptarėme, ir tai buvo organizuota. Tai gan, taip jau sakyčiau, iš visų pusių geranoriškai buvo ir tai aš perdaviau tuos poreikius autotransporto įmoniai, autobusų parkui ir buvo išskirtas reikiamas kiekis autobusų. Su organizavimui akcijos reikėjo, aišku, telefono būtinai, tai būtent tremtiniai turėjo tą telefoną, kurio buvo galima surinkti autobusus. O pagrindas buvo tai, kad visgi dėl to pirmiausia mes prieš kokią gerą savaitę buvom sukviesti į Vilnių. Na ir mes ilgai tarėmės dėl išvykimo, kaip kad nepavėluoti. Buvo numatyta išvažiuoti 3 valandą, tačiau suabejojom, ar spėsim ir man atrodo, kad mes pagreitinom valandą, bet visgi dėl to nepaskaičiavom, kad kolona važiuos gan lėtai. Ne visiems buvo labai drąsu įmonėms skambinti, nes žinojom, kokie vadovai yra, kokių pažiūrų, todėl labai nustebino SMB, reiškia vadovas, amžinatilsį medikas, su kuriuo ten teko labai daug kovoti. Ar iš baimės, ar kaip jis pasiūlė net ar 2 ar 3 autobusus. Kažkur apie 33 autobusus, man atrodo, daugiau jų buvo, bet važiavo tai žmonės savo nuosavais automobiliais. Šitą tą koloną pailgėjo. Ir kadangi aš tuo metu dirbau transporte, tai kažkodėl man buvo patikėta padėti organizuoti koloną.
Tai aš labai strigo man atminty, kad su Audrone mes lakstėm va šituo keliu ir sadinom autobusai čia reikiavosi, užsisukdavo, buvo susukė net ten ir sodinam į autobusų žmonės, kad tilptų visi. Ir kai paaiškėjo, kad žmonės vis dėlto nebetilps visi, tai aš bėgau pas savo viršininką, autotransporto įmonės direktorių Dylį ir prašiau, kad dar skirtų autobusą. Ir prisimenu, kad jisai labai geranoriškai pasakė, gal reikia nuimti iš miesto. Tada po Rokiškio miestą važinėjo Karos tipo autobusai labai didelį ilgį. Ir juos nuėmė iš miesto maršruto ir pastatė čia. Kadangi prieš tai aš dalyvau posėdžiuos Vilniuje, Panevėžys Sąjūdžio būstinėje su milicijos tuometiniais pareigūnais ir mes buvom schemą pažiūrėję ir kelius pravažiavom, kokiam gatvėm važiuosim. Aš pribėgau prie milicijos lydinčią automobilį, apklausiau, ar jis kelią žinot smulkiai, jis sako nelabai, tai aš sėdau į pirmą automobilį milicijos ir mes pajudėjom. Ir aš visą kelią žiūrėjau laikrodį, labai abejoju, kad mes galim nespėti, visą kelią skubinau milicijos pareigūnas vairuotoją, kad jisai pagreitintų koloną tempimą. Ir prisimenu, kad kai racijas tada būdavo tokias, kad mes kai įsitempėm už Panemunėlio, jau jie pareigūnai milicijos nebesekė raciją jiem, nebegalėjo susišnekėti tarpusavį. Ant tiek kolona įsitempė smagiai. Kadangi privačia stoja į koloną, tai kolona yra siaubingai ilga. Jiem buvo rekomendacija, kad būtų motociklas ten eilę pareguliuotų truputį. Aš buvau jaunas, turėjau motociklą Javą. Aš sutikau labai maloniai, man pravažiuoti su Java, tai man problemų nebuvo ir aš paprastai sėdau ir nuvažiavau. O ten nuvykus, tai toks prisiminimas man liko, aš 20 metų, aš negaliu tiksliai pasakyti visko, bet kad laukiau labai nervaus, nėra Rokiškėnų, kažkiek tai suvažiavo, tai gerai, kad važiavo daug Rokiškėnų savo transportą. Ir jie kažkaip taip išvažiavo iš anksčiau, kaip turistinė žygin, man įstrigo Kačinskas su šeima, mūsų vykdomo komiteto pirmininkas, aš nestebėjau, galvoju, komunistai ir tie atvažiavo, kaip gražu. Tai buvau nustebintas ir maloniai, aišku. Tada, ką, aš ten buvau tas paprastas sąjūdietis, mylintis Lietuvą ir galvoju, kad tik susijungtų, jeigu nesusijungs šitam ruožį, tai atrodo, lyg tai akcija nebeįvyks. Tai va toje vietoje pašnekėsim apie tai, kai nuvažiuosim. Na ir įsivaizduojate, vis tik tai aš sujungiau, kažkur tai Zarasiškiai buvo šone, aš jų pasikviečiau daugiau. Paskui, kai jau akcija įvyko, ten jau vidurį akcijos, paskui prasimušėt ir jūs jau pasėdėjau kiltis jau. Ten mes galėjom 2-3 kartus apjuosti tą savo ruožą, mūsų tiek buvo Rokiškėnų, bet ten kažkur tai buvo kažkoks nesklandumas, nežinau koks. Mokytojai, trečios tada buvusios vidurinės mokyklos, mokytojai patys labai aktyviai dalyvavo. Prisimenu, kaip šalia Meškauskų ir aš stovėjau tada juos Baltijos kelyje. Šiemet 20 metų sukaktis nuo Baltijos kelio. Visada kartais būna, kai esi tų įvykių liudininkas pats, tai lyg ir neatrodo, kad tai labai svarbus dalykas gal. Šitas Baltijos kelias gali taip, kaip sakė mokytojai, palikti tokį didelį įspūdį po tiek laiko. Tada tuo momentu atrodė paprastas, suėjom, pasikabinom kaip turistinis žygis koksai. O pasirodo klydom ir nenumatėm, bet mūsų galvos didieji, Landsbergis, Šepaitis, ten jau šitą jautė. Tai jiem laikim padėkoti. Visą kelią, kai vykom į Baltijos kelią, vienu žodžiu visą laiką ta daina skambėjo. Pavyzdžiui, mano šeimyna, tėvai, dabar jau seneliai ir tam žinatelsi tėtės nėra, brolis, abidvi sesės, vyras, mano vaikas, aš, visa šeimyna buvom Baltijos kely. Mes individualiai važiavom. Jūs savo mašiną? Jo, čia važiavom 2 mašinom, o tetė su mama buvo Vilniuj, prie pat katedros aikštės ir sesė ten buvo ir, žodžiu, taip įdomu, bet visa šeimyna grinai Baltijos kely buvo. Ir anūkai visi, kurie tuo metu buvo. Per daug rankų jis vienas kitą turėtų jausti. Sesės iš miego kyla jau apginti savo garbę. Pirmasis trukdymas, kai mūsų kolonai buvo prie Kupiškio, nes mūsų sustabdė ir praleido Kupiškėnus. Ir mes atsidūrėm už Kupiškio, reiškia. Ir atvažiavom į Panevėžį, į šitą vietą, čia yra viadukas, Gelžkelis. Gelžkelis ir jis uždaromas buvo. Įsukus į šitą pagrindinę platų kelią, prasidėjo tiesiog stovėjimas. Mes kažkur gale važiavom mikroautobusiuke ir šituo gatve, važiuojant iki viaduko šito, iki geležinkelio, tai tiesiog pavažiuodam kelis metrus, kaip kamštį kokiam, sustojam. Ir niekaip nesupratom, kame esmė.
galvojam, iš kur čia važiuoja kolonos, ko gero galvojam praleidinėja. Paskiau, kai privažiavam visai netoli, tai pamatėm, kaip traukinys tiesiog į priekį, atgal, į priekį, atgal. Aš su motociklu važinėjau, tai aš pravažiavau, žiūriu uždarytą, aš vėl grįžau atgal, mes su motociklu man nereikėdavo, aš pralendu, nepilnai uždaroma, šlagbamas dar vietos ir su motociklu aš pralendu, nu, jiem netidaro, atrodo, galėtų atidaryti, aš jau komanduodavau, rėkdavau, nu, tai dar pravažiuos kelias mašiną, bet ten buvo, nu, stagnatoriai. Ką jie ten darė, mes nežinom gal. Specialiai, bet aš paskui galvojau, nu kas bus, reikia važiuoti į priekį. Ir aš su motociklu išvažiavau, pasivėjau priekinius jūs. Panevėžio miestas, ten vedukas ir apačios rūkas važiavo. Ten degė raudona šviesoforas ir pradėjo tas rūkas vienas garvežys manevruot, pravažiuoja tai pirmin, tai atgal visą laiką. Ir taip mūsų kolona užlaikė kokį 40-50 minučių. Mūsų visa kolona stovėjo ir stovėjo dar daug įvairių pašalinių mašinų, belaukdami. Aš manau, kad tai buvo daroma specialiai vien tam, kad sutrukdyti laiko atvažiuoti į Baltijos kelio organizavimo pradžią. Dabar davažiavo mūsų kolona iki Velžio gyvenvietės, kurioje turėjom pasukti į dešinę. Nes mes važiavom, dar tas autostrada tada nebuvo veikianti, dar buvo statyba ir mes pagal mums paskirtą maršrutą turėjom sukti į dešinę čia. Ir dabar sankryža yra restauruota, yra nauja, plati, tada buvo netokia siaura. Ir iš priekio atvažiavo kolonas, kurios čia milicijos postas buvo, kuri reguliuotai ir jie praleidinėjo iš priekio atvažiavusius į kairę, į Velžio kelią. O mums sustabdė mūsų kolona. Ir aš privažiavęs dar pastovėjęs, kiek jau keletą kartų milicijos pareigūnų prašyti, kad būkit geri, nes mūsų grafikas suderintas su Panevėžio milicija tuometinė ir kad mes grafiku važiuojame, kad mes turim važiuoti. Ačiū tirpo laikas tiesiog ir paleido mus tiesiog gal likus 10 minučių iki laiko. Labai. Nes mes įvažiavom į Velžį kelią, prasidėjo akcijos laikas. Ir mes turbūt už tą autobusą, kai jūs pasakojate, anksčiau nuvažiavom, nes mes kaip tik toj vietoje atsidūrėm laiku, jo, ir stovėjom toj nebaigtoj autostradoje, tam žvyrkelį vienu žodžiu atsidūrėm. O dabar čia apie tas važiavimo nuotaikas, tai nežinau, aišku, kaip bendrai važiuojant kolektyvė, vėl kitokios nuotaikos, o šiaip mes kai važiavom irgi su savu transportu, tai nežinau, bent jau manį buvo tokia euforija, tokia labai didelė euforija, pakilėjimas toks didelis. Iš tikrųjų, nes tokia begalė mašinų, dabar aišku Lietuva užkimšta mašinom, bet tuo metu tai buvo mašinos visos, žinot, kad Žiguliai, Moskvyčiai, Volgos, Pobėdos ir visos kitos transporto priemonės ir autobusai tie visi, tai užkimšta buvo. Ir dar man labai paliko įspūdį didelį visam gyvenimui toks dalykas, kad didelė kultūra buvo keliuose labai, važiavimo kultūra. Kova ir šiandien mes labai pasigendam. Ir iš tikrųjų per visą šitą akciją, kaip paskiau ir skelbė, nei vienos avarijos, nei vieno auto įvykio nebuvo. Bet varpas likimo nuaidi vėl, jūra šiaušias bangas. Stovėjo. Ir dar ten visai nebuvo tos grūsties žmonių, netgi atsimenu, taip dar, kaip pasakyti, taip tas lietuviškas dar charakteris, toksai visi taip nedrąsiai sustoja vienas ir lygi rankų nenorim duoti kabintis, lygi taip nedrąsu dar svetimiem. Vėluodama kolona atvažiavo iki čia ir mes, ta gatvė dar buvo, autostrada dar buvo statybos eigoj, nebuvo jokio šlagbaumų, kairien poskint sukėm kairien, bet tada jau čia buvo daug žmonių ir nes jau minutės buvo lyg iki laiko, nu tiesiog gal 5 minutės buvo lyg, ar net mažiau. Ir mes skubėdami su milicijos mašina ir dar keletas autobusų paskui mus, visų greičių, lėkėm, nes laisvas jau čia kelias buvo, visų greičių į savo vietą. Kai 19 valandą buvo, tai atsimenu, sakė, nepergyvenkit žmonės, kurie nespėjot, kad jau Baltijos kelias įvyko, jau grandinė visa yra pilna, susikabinę visi. Ir tie, kurie esat ir privažiavę, išlipkit, susikabinkit už rankų, paimkit gėlės, degkit žvakutes. Va šitą aš irgi atsimenu, kad reiškia ir visi dalyvaujat jūs Baltijos kely iš tikrųjų. Ir mes jau pėsčiom bėgte bėgom ir aišku iki savo vietos mes nebegalėjom pasiekti,
Todėl šiton va kampe biškį paėjus, čia stovėjo Kupiškėnai, tai pas mus susidarė jau čia mitingas tiesiog. Ir nuvažiuoti ten trūksta, dar čia atlikiau, čia nedaug kilometrų. Sakau, Algi, daryk, ką nori. Matau, kad nieko Algis man nebeišeis. šaukė, sakau, Algi, daryk kaip nori, kabink rankam, kiek yra žmonių, tegu ar bėga peškom. Dar pavyzdžiai, man atrodo, kažką. Kažką dar- Kad kažką dar sodinam, kad suvežė keli žmonės. Martinėlis kolūkio pirmininkas laisvai davė ir irgi tas pats važiavom labai laimingi, labai pakylėti, bet irgi vėlavom, kaip ir visi. Tik tai, kad atvažiavom iki čia ir pamatėm, kad jau nebėra kas daryti, tai išlipėm, susitvėrėm, visi ten buvo minia. Ei, sako, kuolai, sako, apsiramink, čia buvo dar gražiau, kad ten, kad čia buvo daugiau mūsų. Stebėjom, kad tiek daug tų gėlių, meta, ar vis krenta, ta lėktuvėlis mažas, tų gėlių tiek daug. Jas lemia pačiai neviltis, klajoja lyg elgeta pajūrių, dvasia tautų. Skambinom su Marcelijumi Malcinaičiu, šnekėjom, tuo metu buvusio Tarybų sąjungos deputatų, kurie buvo pareigoti išardyti tą sovietinę sistemą ir atkurti mūsų valstybę. Jie darbą padarė, mes Rokiškėnų vardu padėkojom jam už tą darbą, bet kryžius mūsų dar stovi. Dabar galvosim, kaip jis atnaujint, kaip pažymėta vieta, kad mes ją atrastumėm dar po 5 metų. Aptarėm laiką ir jie, prisimenu, pažadėjo, kad kai mes važiuosim, visos gatvės stovės milicijos pareigūnai ir gatvės bus, aš dar atsimenu, klausiau, kas darys, kai šviesoforas susidegs. Kad neskirt koloną, sakė, neužsidegs, nes stovės reguliuotojai. Reguliuotojai stovės ir važiuosit visą laiktiesiai nesustabdomi. Ir todėl aš šitiem Velžį, aš tam milicijos pareigūnui aiškinau, kad čia mūsų sutarta, tik tai aš gailėjus, kad su savo neturėjau, kaip tada pasitarėm, išvažiavom. Reikėjo praktiškai reikalauti, kad visus schemą su parašu daleiskim šitų kelių ten viršininkų, kad tikrai grafikas būtų aiškus rankai, o dabar tas reguliuotojas stovėjo, man jis neleidžia ir viskas. Man veja netrukdyk man dirbti ir viskas. Okay, aš prašiau, kad mes vėluojam, nes mūsų grafikas. Tuo momentu, kai skrido lėktuvas, eilė buvo išrikiuota kaip priklauso. Sąžiningai, Rokiškės lygos pareiga, čia buvo visi susikabinę ir visi skandavom Lietuvai ir buvo pilnas ašaros akių, daug kam verkint. Taip. Tai man tas dabar stovi, man truputį jaudinusi, aišku, šiurpuliukai eina, tikrai gražu. Ir aš norėčiau, kad ateity mūsų kartos gyventų taip draugiškai ir vieningai, kaip mes Baltijos kely buvom tada. Tada tai buvo tikra Lietuva. Gudonis Protenis jau amžinatilsį, bet žmogus buvo tikrai doras, patriotas Lietuvos savo grupės vardu, pastatė kryžių, atsivežė, bet prieš tai anksčiau, man atrodo. Jo. Anksčiau. Ir ten toliau gale. Jo, gale. Ir mes gaila, kad to kryžius Neišsaugojom tiesiog. Reiškia, Rokiškis buvo kaip rezervas. Jeigu mes būtumėm, reiškia, mūsų žmonių, kadangi skaičiavo daugmaž kiek užsirašė žmonių ir kiek gali atsistoti, buvo labai baiminamasi dėl Latvijos, nes Latvijoje, kaip žinot, gyveno labai daug rusų. Ir kad, gali neišeiti tie patys rusai į kelią, o per Latviją eina gan ilgas kelio tarpas, tai kadangi Rokiškis ten Biržai visai netoli pasienio, tai buvo net pasiūlymas, reiškia, kad Rokiškėnus vežti į Latviją atsistot, kad Latvijoje atsistotų. Bet paskiau matyt, organizatoriai rado galimybių Latvijoje suorganizuoti ir mes stovėjom būtent šitam savo ruože, kuris mums ir priklausė. Ar dar meni, kaip nemunais skubėjom, tėvynė šaukė, ragino širdis, pasaulis laukė, klausėsi, tikėjom, srovės tos niekas nebesustabdys. Skambėjo dainos, vėliavos šlamėjo, blaivėjo vergas sieloje žmogaus, sutapo mūsų norai ir kūrėjo, palaimino pats Dievas iš dangaus. Troškimas laisvės, amžinas kaip saulė, pagimdė viltį, ašarą akį. Ar mūsų suprato, priėmė pasaulis, o laisvė, tu tokia sunki. Ir bėga dienos, mūsų laikas senka, išeisim mes, ateis nauja karta.
minės įvertins, to visai užtenka, juk kiekviena tauta tiesos verta. O laisvė leido ją pasinaudoti, nors ji nėra lengvutė dovana, bet jos dėka išmokome kovoti, ginklais pavirto žodis ir daina. Pavargom, žeminami ir nuolankus, pažadino šviesių žmonių dvasia. Drąsa pilėnų ėjome prieš tankus, brangius vardus skandavom miniose. Aukų prasmė išaukštinusi šalį, ištart be meilės Lietuvą neleis. O jei kas gali, jeigu kas taip gali, tai jiems už laisvę žuvę neatleis. Ar dar meni, žmogus klupdytas kelias, kokia graži jo išdidi galva, bangavo šventas mūsų laisvės kelias, jo nepamirš tėvynė Lietuva. Koks tai yra įvykis, kad tai yra nepakartojimas. Pasaulyje dar tokio nebuvo. Ir paprasčiausiai mano gilių įsitikinimų mes nemokam save parodyti kartais. Įspūdžiai tai nepakartojama, aišku. Čia neįmanoma nusakyti, čia tai galbūt poetas, gal tai išaiškit, koks buvo pakilimas, visiems linksma buvo, aišku, tas, tai siekis, kurio gal viešai ne visada deklaravom, tik paskutinius metus buvo pasiektas. Tai. Dėl to, kad mes parodėm visam pirmam dalykas visam pasauliui, nes per visą pasaulį nuskambėjo šitos Baltijos kelias, parodėm, kad mes vieningi, visos 3 Baltijos valstybės, tuo metu buvom respublikos, kad mes siekiam savo nepriklausomybės, kad mes tokiu būdu, kaip Baltijos kelias, jie išreiškiam ir kad mūsų siekio sąjūdžio palaikė absoliučia dauguma šitų respublikų žmonių. Mes nors ne lietuviai atvykom iš kitos šalies, bet labai nuotaika visų buvo pakili, visiems, kaip šventės atrodė, nesvarbu, kad reikėjo ten kažkur važiuoti, visi kaip petis prie pečio. Ir taip, nežinau ką pasakyti, labai entuziastiškai, labai visi kartu, taip džiaugsmingai. Mano vyras tada fotografavo gamyklai, visos šventės, viskas, aparatūra net buvo mašinų gamyklas visas. Jis buvo savotiškas metraštininkas. Taip, visada pas mus buvo laikraščių ten išfoto tos ir tai proga irgi buvo pakabintas ten stendas toks ir buvo į tų nuotraukų ir visi žiūrėjo ir į save ten ieškojo. Tuo laiku tai buvo labai gražu. Buvo kažkoks tai begalinis tikėjimas, buvom aišku jauni ir ta tokia graži akcija, buvo toks didžiulis susikaupimas, didžiulė rimtis, vienas kito palaikymas. Tuo metu mes ten vykom su darbovietė, man aišku, ta darbovietė buvo tik pati pradžia ir tas toks didžiulis žmonių sambūris paliko tikrai didelį įspūdį. Ir man tas Baltijos kelias tikrai nėra nei turistinis žygis, nei kas, jis man toks yra lietuvių tautos dvasinės stiprybės prisiminimas. Valandą iš Vilniaus šiaurinio parasparnių aerodromą pakilome ir skrydome turėjom tiksliau nuskristi iki Vadoklių, bet esant blogom sąlygom kažkur pusiaukelėj leidomės, toliau davažiavom. Sekančią dieną iš Vadoklių pakilom 6 ryte labai anksti, nes žinojom, kad gamtinės sąlygos irgi nelepins. 9 valandą pagal prognozes turėjo pradėti lyti ir tos prognozės įsipildė. Taip, kad visas praskridimas virš Rokiškėnų kelio atkarpos, kur jie stovėjo prieš 20 metų, būtent įvyko rugpjūčio 18 ryte. Viską organizavo motorizuotų parasparnių sporto klubas 5 Vandenynas. Būtent organizatorius tai buvo Kęstutis Mančys. Dalyvavo, tai gal ne visai visą kelią suskrydo, bet dalyvavo ir Mantas Sakaitis, Rolandas Sakalauskas, Remigijus Gačionis. Tuo tarpu ir Latvijos
parasparnystai prisijungė, estai. Jų, aišku, buvo daug mažiau nei lietuvių. Čia 22 dieną baigėm skristi. Ir tai įvyko 12 km iki Talino, miestelėje Sauve. Ten labai, labai svetingai sutiko estai. Gražu tame, kad mes, kurie siekiam tos nepriklausomybės, taip draugiškai su dainom, tas Baltijos kelias buvo akcentas tam, visas Pabaltijos. Dabar, kad jie gali tuo, ko mes siekiam, mūsų vaikai jau gali tai gyventi gražiai, naudojasi to nepriklausomybė Lietuvos ir gražu, kad nepamiršta senelių tėvų. Rokiškyje buvo minimas Baltijos kelias, tai daugiausiai iniciatyvos, man atrodo, rodė jaunųjų lyderių klubas, kurie suorganizavo akciją Rokiškio aikštėje, padėjo ją suorganizuoti. Kita dalis jaunimo važiavo į Rokiškio miesto gyventojų, Rokiškio apylinkių žmonių buvimo vietą per patį Baltijos kelią. Mes tiesiog nuvažiavome į tą vietą, kur stovėjo iš Rokiškio apylinkių suvažiavę žmonės. Na, man asmeniškai tai iš tikrųjų buvo smagu tenais būti ir va, taip kartą per kartą, va, kad išlaikom visas tradicijas ir paminim tokius svarbius dalykus. Manau, daugelis, kurie ten buvo iš jaunimo, labai puikiai jautėsi tą progą ir tokia pakylėta nuotaika buvo. Tai gal šiek tiek buvo nusivylimo, kad mūsų ten labai daug nebuvo. Tikėjomės, kad bus žymiai daugiau, bet manau, viskas pavyko gana puikiai. Mes susiorganizavome kartu su jaunimo centru. Visą kelionę tvyravo keista nuotaika, dėl to, kad mes mokėmės tą Baltijos kelio dainą. Ir iš pradžių negana to, kad išmokome ją lietuviškai, bet dar išmokome ir latviškai ir estiškai padainuoti. Ir visi jautėsi labai keistai, nes ta kalba nėra mums gimtoji. Nuvykę, iš pradžių neradome labai ilgai, paskui pamatėme, kad mūsų vietoje stovi zarasiškiai, bet nekėlėme iš to konflikto ir su jais kartu stojame, užkūrėme ugnį, laužą ir laukėme, kol atveš ugnį iš Estijos. Nes tą dieną ugnis buvo vežama per visas Baltijos šalis. Ir apie 7 valandą jinai turėjo būti atgabenta į mūsų kilometrą, tai mes ją priėmėm ir parvežėm į Rokiškį vakare. Mes stovėjome, mojavom mašinom ir galvojom, kad mašinų vairuotojai jaučiasi lyg grįžę į praeitį, lyg furistai, lyg jie važiuotų dar kartą ir dar kartą matytų sustojusius žmonės. Ir mes bestovėdami pagalvojame, kad vis dėlto yra gerai, nes mes dar mokame vertinti tai, ką turim. Ir labai norėję susikaupę netgi galim pasijausti kaip tie žmonės, kurie gyvena kažkada senai. Kol mes laukiam ugnies, buvom susijungę teletiltų su Rokiškiu, jiems papasakojame apie savo įspūdžius, jie mums pranešė, kad labai lyja ir mes širdėje iš jų juokėmės, nes visą kelionę ir mums lyjo, tačiau nuvykus ir kai mes turėjome išlipti iš autobuso, mistiškai prašvito saulė ir visą laiką, kol mes vaikščiam po kemsynus, pliužsynus tenai, švietė saulė ir mes labai maloniai džiaugiamės jos spinduliais. Taip pat apsidžiaugiame, kai atgabeno ugnį, nes tai buvo lyg savotiškas atsikartojimas veiksmų. Bebūdami tenai galvojom, ar kaip jautėsi žmonės, kurie stovėjo prieš 10-20 metų tenai ir ar jie jautė tą patį, ką ir mes. Nes mes esame kita karta ir mes truputėlį kitaip į visą tai žiūrime. Jeigu mes būtume gyvenę sovietmečių, manau, mes Baltijos kelią vertintume labiau. Nes dabar tai mums buvo tiesiog labai labai įdomi atrakcija, kurios metu mes įsijautėme į praeitį ir pajutome, kaip tada buvo įdomu. Na, tuo metu teko skaityti daug tos literatūros apie tą visą laikotarpį, tą sovietinį ir aišku, aš negaliu pasakyti tos objektyvios nuomonės, tačiau kai žiūrint iš mano pusės, tai aš manau, kad tas būtent ta pati Baltijos kelio akcija buvo vienas iš tų lūžio momentų, kada jau mes parodėme, ne tik Lietuva, bet ir Latvija, Estija parodė, kad
mes turime būti laisvi, kad mes nesame tie sovietinės šalis, mes esame nusipelnę ir turėti savo nepriklausomybę. Taigi tas milijoninis žmonių susikabinimas į vieną grandinę man simbolizuoja tą vienybę ir tą visą besijungiančią laisvės dvasią, kuri tuo metu plitėjo tarp 3 Baltijos valstybių. Mes išvažiavome į vieną iš kelio atkarpų, į paminklinį kryžių, kuris žymi Baltijos kelio grandinės buvusią vietą. Tai prie Panevėžio esanti teritorija ir mes pasiekę ją, padėjome gėlių, susitikome su Zarasų atstovais ir kartu padarėme simbolinę trumpą grandinę, kuri žymėjo tą 20-metį, tą jubiliejų Baltijos kelio. Taipogi vienas iš tų svarbių momentų buvo palaikymas telefoninio ryšio tilto tarp Rokiškio jaunimo ir tarp mūsų esančių toje atkarpoje prie Panevėžio. Taigi aš buvau kaip ir įgaliotas kalbėti telefonu ir kalbėjau ir perdaviau savo įspūdžius Rokiškiui apie tai, kas vyko, kas tuo metu vyko. Ir kaip tik tuo metu, kai aš jau baiginėjau šnekėti, atvažiavo atstovai, nežinau dabar, iš Vilniaus, man atrodo, kurie atvežė tą simbolinę ugnį. Taigi mes tuo metu pabuvome ir prie simbolinės ugnies ir dar kartą pastovėjo toje kelio atkarpoje ir išvažiavome, pasisėmė tos vienybės. Iš tikrųjų labai gera buvo susijungti, susiekti kartu su jaunimu, kuris stovėjo ten, kur būtent buvo žmonės iš Rokiškio prieš 20 metų ir labai gera buvo matyti jaunimą, matyti savo draugus, matyti jaunuosius lyderius, matyti taipogi ir senus žmonės, kurie stovėjom kartu susikibę rankomis ir prisiminėme tai, kas padėjo iškovoti Lietuvos nepriklausomybę. Tada mane buvo apėmęs toks įdomus jausmas. Ir aš pabandžiau įsivaizduoti, kaip tai būtų atrodę, jeigu prieš 20 metų aš būčiau galėjęs būti ten. Ir labai gera buvo patirtą jausmą, kai tu matai jaunus ir senus susikibusius rankomis, stovinčius ratu ir tikinčius to, ką daro. Tada mes stovėjome už laisvę, dabar mes stovėjome tam, kad prisimintume tai. Ir manau, tai buvo labai labai prasminga. Mes susisiekėme su jaunimu, kuris buvo būtent toje vietoje, bendravome, paklausėme jų įspūdžių. Labai džiaugiausi tada matydamas visus žmonės, nes iš tikrųjų, kaip visada Rokiškyje ir kaip visada Lietuvoje pliaupė lietus, oras buvo toks ne iš pačių mieliausių ir labai gera buvo, kad nieks nepabūgo, kad jaunimas stovėjo visi šlapi, buvo šalta, bet buvo šilta viduje, šilta nuo tos atmosferos, šilta nuo emocijų, kai mes išgirdome, kad paskambinės, kai susiekėme skambučiu su jaunimu iš ten, labai gera buvo justi šiltas emocijas. Jie pasakė, kad pas jo šviečia saulė, tada pas mus žinoma nenustojo lyti, bet labai gera buvo justi tą jų šilumą ir dar stipriau pajusti tą atmosferą. Niekada nepatirsim to jausmo, kai daugybė tūkstančių žmonių stovi Baltijos kelyje ir kovoja už laisvę. Dabar mes tai paminėjom labiau simboliškai, bet tai buvo taipogi labai labai didelis ir geras potyris. Dvasia tautų garbės, bet varpas likimo nuaidi vėl, jūra šiaušias bangas, tai sesės iš miego kyla jau, apgin